pavyzdžiui, nori kam nors palinkėti blogai, sakai, linkiu tau didelio cholesterolio. Linkiu tau didelio cholesterolio, čia dabar jau yra baisiau negu ten kažkur kitur pas jūs. Tai va, tai tas cholesterolis tikrai, jisai realiai sutiktam, bet kokiam gatvėje žmogui tai kelia tokias labai neigiamas asociacijas, ne? O dabar aš jums pasuksiu kampą ir jūs pamatysit, kad tai yra gėrių gėris. Bet kad ir geras žmogus būtų, ar ne, gali jį supykinti. Ir tada jisai jau gali būti nebegeras. Tai jisai yra gėrių gėris, bet, jeigu su juo elgiamės negerai, tai gali būti jau problema. Gerai, tai cholesterolis. Kaip pasidarome tą cholesterolį bendrą? Bendrą, nežinot, tas vienas skaičius, bendrą. Ir dabar imkim, belė kokį skaičių sakykit, kokį nors savo, pavyzdžiui. 7. Čia jūsų, ne? Gerai. Buvo. Kaip sakot? Buvo. Ai, buvo. 7. O dabar kiek? O dabar ko gero daugiau. Tai va, matote, laimingas tau patenkintas dėlis su dideliu cholesteroliu. Tai 7 cholesterolis bendras, tai jau iš tikrųjų daktaras jau iškart receptėlį rašo. Ir tas bendras, aš kaip sakau, ir čia ne tik aš, čia ir žmonės, kurie dirba su, kaip čia sakėt, ta medicina alternatyvioji, ne? Kurie nėra holistinė, kur nėra už vaistų ten skirimą iš karto, ten, kuri gilinasi į priežastis. Tai holistinės medicinos atstovai pamatė šitą skaičių, net nesidrebėtų čia niekas, nes čia yra apie nieką. Čia niekas. Čia 7, čia niekas. Net jeigu man kas nors pasako, atėjęs į vaistinę, žinokit, man vaistinė 7 cholesterolis. Sakau, o koks tada jūsų MTL-as ir koks jūsų DCL-as ir kokie jūsų trigliceridai. Tada žmonės dažniausiai nieko apie tai nežino. Sako, nežinau, bet mano čia 7. Sakau, čia apie nieką. Tada, sakau, išgerkit ramiai arbatos ar kavos, geriausia tada išgerti ir iš kavos tirščių pasiburti. Ir, tada nuspręsit, kiek jums liko gyventi. Esat kada nors būrėsi su kavos tirščiais? Jo, tai čia, žinokit, tiksliau negu tyrimas tas pasako. Tai va dabar reiktų žiūrėti detaliau. Tai tas, žiūrim, MTL-as, tai čia tas vadinamas blogas. Ne, čia tas blogas. Čia taip medicina sako. Bet ką daro MTL-as? Kas norite pasakyti, ką daro MTL-as? Kam jis tai reikalingas mums? Smegenims. O kam daro? Jo, tai dabar žiūrėkit, kaip viskas apsisuka. Tas blogas cholesterolis, kabutėse, jisai nuveža visoms ląstelėms tuos geruosius riebalus. Pristato, susikrauna kaip į kokią valtį, kaip koks laivas. Susikrauna tuos geruosius riebalus, nuveža juos visoms ląstelėms, tos ląstelės prisipildo savo membraną, tais geraisiais riebalais. Jau čia viską girdėjot, kam jie reikalingi, ne? Kad ląstelės pavalgytų, kad ląstelės pasituštintų, kad riebaluose tirpus vitaminai ištirptų, termoreguliacija, kad būtų nesutrikus, kad mes dabar neperkaistintumėm tokią karštą vasaros dieną, kad nesušaltumėm žiemą, termoreguliacija, nes, kad mes galėtumėm reguliuoti savo kūno temperatūrą. Hormonų sintezei irgi reikalingi riebalai. Žodžiu, daugybei funkcijų, bet supratot, kad visom ląstelėm, ar ne, visos membranos turi riebalus. Ir čia visą tai daro blogas cholesterolis. Jau neatrodo, kad nesąžininga taip jį vadinti. Bet dabar dar paklausykim toliau. Čia mūsų medicinoje vadinasi gerasis. Kodėl kabutės uždėjau, nes
kaip pasakyti. Ir toks Nu geras. taip, geras jisai yra, bet, nu, kabutėse, nes, nu, abudu jie iš tikrųjų geri. Tai tas geras, ką jisai daro, tas geras, nuplaukia prie ląstelės ir susirenka tai, ko nepanaudojo ląstelė. Nu, čia, tarkim, užsipildžiausi. Čia atliko tie geri riebalai ir parveža juos atgal į kepenis. Kodėl į kepenis? Todėl, kad ir DTL, ir MTL, ir tas didelio ir mažo tankio lipoproteinai, jie abudu yra gaminami kepenyse. Nu, kaip kokie laivai. Vienas, kuris nuplukdo krovinį, kitas, kuris parplukdo perteklių. Jie čia gaminas. Tai va, tai jeigu šitų laivelių užtektinai, jie susirenka visą perteklių ir nelieka pertekliaus, nu, žodžiu, kraujyje nelieka to MTL pertekliaus. Viskas grįžta atgal į kepenis, per kur su tulžimi patenka į žarnyną, žinom, kur viskas patenka, ne? Ir tiesiog tas perteklius išeina lauk. Jeigu tų gerųjų, to DTL trūksta, perteklius visas plaukioja, tų riebalų perteklius plaukioja kraujyje. Tai kur yra esmė? Esmė tai yra, kad būtų santykis geras, kad būtų tų vežėjų ne per daug ir tų parvežėjų ne per mažai. Tai geras santykis, jau skaitos geras, yra 2:2, tai čia tarkim MTL, čia yra DTL. Atsiprašau, santykis yra 1 su, kaip sakyt, ne taip parašiau, santykis, kai yra 2, tarp jų santykis yra 2. Tai pavyzdžiui, jeigu čia būtų 4, o čia 2, santykis 2, ar ne? Supratot, jeigu tas 4 rodiklis, čia 2, tai tą padalinus iš to, jeigu gaunam 2, tai yra gerai. Jeigu santykis yra 1, nu tai reiškia čia 2 ir čia 2, 2 iš 2 1, tai yra tobula. Nu tai čia tobula yra. Čia gerai, čia tobulai. Ir mes su vaistais, iš tikrųjų, su tais statinais, dažniausiai pasiekiam šitą rezultatą tobulą, 1:1, 1 santykis, 2, nu, kaip, tarkim, ne? Ir atrodytų, tai yra pasaulio ten 8 stebuklas tie statinai, bet ką jie padaro? Jie padaro tai, kad tose pačiose kepenyse, kur užblokuoja tą sintezę MTL ir DTL, jie ten pat blokuoja ir Q10. Tie vaistai. O Q10 trūkumas, kas tai yra? Tai yra raumenų atrofija, tai yra nuovargis, tai yra negatyvios mintis ir taip toliau. Ir tada tas jau 8 pasaulio stebuklas, nu nebeatrodo jau toks stebuklas. Jau toks nelabai fainas, kaip ir sakyti, nieko gero. Bet kadangi šios dienos tema nėra čia dabar, nu, pavaryti ant medicinos, kažką užgauti, pasakyti, kokie čia visi blogi, mus nori nužudyti, tai čia ne ta tema. Tiesiog noriu apie cholesterolį, kas atėjote išgirsti, tai tiesiog, kad susigaudytumėt savo tyrimus. Tada dar liko trigliceridai. Trigliceridai tai yra bendrieji riebalai, kuriuos mes suvalgom. Tai yra blogieji angliavandeniai su blogaisiais riebalais. Aš juos vadinu nuodėmės. Bet iš tikrųjų tai nepatikėsit, bet ir tie trigliceridai yra reikalingi. Jeigu jų yra iki vieneto, tai labai gerai, jie irgi yra reikalingi. Bet jeigu trigliceridai yra daugiau kaip 1, nu jau reiškia gyvenate nuodėmingai. Kas yra tos nuodėmės? Kas yra blogieji angliavandeniai? Kas yra blogieji angliavandeniai? Cukrus. Cukrus. Aha. O blogieji riebalai, nu, tai yra margarinai, tai yra saulėgrąžų aliejai, rapsų aliejai, visi tie, kur kepam ar ne, tai yra blogieji riebalai. Ir aišku, ir sviestas, jeigu jau yra, ir taukai, jeigu jau yra per daug. Ir dar jeigu sumakaluojam juos į krūvą ir gaminam, pavyzdžiui, ledus, grietinėlę, cukrus, starčiukai, kaip sakėt,
kepta duona, su majonezo padažu, su fermentiniu sūriu, dar alaus ant viršaus, ne? Tai žodžiu, tada jau tie trigliceridai kils. Ir trigliceridai, kuo jų daugiau, mūsų kepenys tada riebėja. Ir kai kepenys riebėja, jos mums atsidėkoja, pagamindamos daugiau MTL. Kaip ir sakiau, MTL yra geras dalykas, bet kai jo didėja, o šitas nedidėja nuo turčiukų, tada gaunas, kad santykis tampa nebe 2 ir nebe 1, o tampa 3, 4, 5. Ir tada, reiškia, tas perteklius lieka plaukioti kraujyje, negrįžta į kepenis. O ką daro tas plaukiantis perteklius? Jisai prilimpa prie sienelių. Tai mūsų visas fokusas turi būti į tai, kad nebūtų pertekliaus ir kad jisai nekiptų prie sienelių. Kažkas atėjo į paskaitą, vaikučiai. A čia kitos vietos viskas aišku. Aš čia klausiu naujų žmonių, kur dar atmintinai nemoka. Ar jums aišku? Kažkiek taip. Kažkiek aišku, ne? Nu, tai Važiuoti važiuoti toliau. Ir dabar įsivaizduokit piešiu kraujagyslę, ne? Nu ir dabar čia tas jau scenarijus, kai tas MTL, kuris jau liko neparvežtas į kepenis, nu jisai liko čia plaukioti. Ir dabar mes daromės tyrimą kraują, nu ir mes matom tuos plaukiančius, ar ne? tą blogą cholesterolį. Bet jisai, žinokit, prikimba prie sienelės. Kad jisai prikiptų, turi atsitikti jūsų organizme 2 dalykai. Kad prikiptų, nes nu ne taip paprastai dar prikimba. Tai pirmas dalykas, jisai turi oksiduotis. O antras, tai čia pirmas dalykas, oksidacija. O antras dalykas, šitoj sieneliai turi vykti uždegimas. Taip pat rašau, uždegiminė sienelė turi būti ir oksiduotas cholesterolis. Jeigu tie 2 dalykai yra, tada kimba. Jeigu ne, tada nekimba. Žinote tokį žaidimą. Toks tai yra raketė tokia medžiaginė, ir toks kamuoliukas. Toks tai metė prikimba. Ir dabar pakeiskime kažkurį vieną, nu pavyzdžiui, kamuoliuką padarykim kokį tą ne medžiaginį, o kokį plastikinį. Neprikibs. Arba raketę pakeiskim, ar ne? Turi būti abu tie paviršiai, kad nusukiptų, jie turi būti būtinai oksiduotas ir čia turi būti uždegimas. Čia kaip ta lenta, čia kaip kamuoliukas. Tai dabar, kada jisai oksiduotas, o kada čia uždegimas? Tai cholesterolis oksiduotas tada, kai mūsų organizme vyksta oksidacinis stresas. Ir kai mes negauname su maistu pakankamai antioksidantų. Tai oksidacinis stresas vyksta organizme, kai mes, vėl pasikartosiu, stresuojam, nervuojamės, kai mes valgome daug chemikalų, maisto su cheminiais visokiais užterštais, herbicidai, fungicidai, pesticidai, visokie purškalai, visokios dujos, visokie, nu žodžiu, gauname teršalų, tai yra kelia mūsų organizme oksidaciją ir oksiduoja cholesterolį. Žalingi įpročiai oksiduoja mūsų cholesterolį. Vaistai oksiduoja mūsų cholesterolį. Ką dar pamiršau paminėti, kas oksiduoja mūsų cholesterolį? Nu, pagrindą turbūt išvardinau. Tai va, tai dėl tos priežasties jisai oksiduojasi ir patampa jau lipnus. Kas sukelia mūsų organizme kraujagyslėse uždegimą? Antiuždegiminių medžiagų trūkumas. Kas yra pagrindinė antiuždegiminė medžiaga? Omega 3 riebiosios rūgštys. Omega 3 riebiosios rūgštys. Tai yra turbūt po lipidų ir sterolių antroji vietoje medžiaga, kurios žmonės negauna. Antroji vietoje. Turbūt aš taip spėčiau. Ir omega 3 riebiosios rūgštys, kai jų trūksta,
visame organizme, ne tik kraujagyslių sienelėse, bet visame organizme prasideda lėtinis uždegimas. Kur daugiausiai yra omega-3 rūgščių? Daugiausiai jų yra laukinėje žuvyje, riebioje, jūrinėje, laukinėje žuvyje. Kada paskutinį kartą valgėt laukinę žuvį? Rimtai? Laukinė? Ar parduotuvė? Tai kažkiek yra, bet daugiausiai jūrinė. Kas dar valgėte, kada paskutinį kartą laukinę žuvį? Ir čia nežinokit, čia ne pagėgių problema. Čia yra tikrai salėse, kur sėdi Vilniuje 200 žmonių. Tad tie patys atsakymai. Mes jos jau nebevalgom seniai, jau metų metais. Ir tiesiog jos nėra. Parduotuvėse yra užaugintos ūkiuose, kurios neturi omega-3 riebių rūgščių, turi, galim sakyti, pėdsakus. Todėl, kad yra šeriamos kombikormomis, ne kriliais, ne tais, žinot, dumbliais, o šeriamos yra kombikormomis. Ir nesusidaro omega-3 rūgštys nuo tokio maisto. Žuvis auga, raumo auga, bet nesusidaro omega riebalų rūgštys, nesusiformuoja. Nors yra taukas, ar ne, vat valgai žuvį, taukas bėga per barzdą, bet ten nėra veikliosios medžiagos, omega-3 rūgščių. Ir tas trūkumas ir veda prie to, kad mūsų kraujagyslių sienelės pasidaro uždegiminės ir tas kamuoliukas, kuris jau yra limpantis, jisai lengvai prikimba. Tai jeigu mes turime aukštą cholesterolį ir santykis nėra 2 arba 1, ne? Tai mes pirmiausia, ką turim daryti, tai pulti naudoti antiuždegiminės medžiagas ir antioksidantus, kad abudu paviršiai nekiptų. Tai čia omega-3 tai yra tas vienas, kur sakiau, tas pagrindinis antiuždegiminis medžiagas. Dar truputį grįžtu, nes galvoju, pamiršau ir vėl prisiminiau, ir vėl pamiršau, kad jeigu mes turime smegenų ląstelę, tai pagrindinė smegenų ląstelių sudedamoji, kaip sakyt, riebalas, riebioji rūgštis, iš kurios gaminasi fosfolipidas, nu tai reiškia ta struktūrinė medžiaga smegenų ląstelėse. Tai yra omega-3 riebioji rūgštis DHA. Omega-3 riebioji rūgštis DHA, iš kurios gaminasi tas pagrindinis smegenų ląstelės membranos elementas, kuris lemia visą tai ką čia ir pasakojau, ar ne? Tai ne tik tai, kad uždegimą malšina, bet dar ir, nu žodžiu, gerina pralaidumą. Tai grįžtam prie to cholesterolio. Toliau, kas dar uždegimą malšina? Uždegimą malšina ir daržovių, uogų, vaisių spalvos. Bet apie spalvas kalbant, tai yra pagrindiniai antioksidantai. Pagrindiniai antioksidantai yra spalvos, kurios nudažo vaisius, daržoves, uogas, ar ne? Kodėl nėra visi vienodos spalvos? Čia yra atgyja. Čia yra būtent antioksidantai, kaip tai gėlai, kad Lietuvoje neauga, kurie neleidžia oksiduotis cholesteroliui. Žinot, kai buvom šiemet Sicilijoje, teko valgyti nuo medžio citrinas. Jos visiškai kitokios negu parduotuviai. Tiesiog visiškai kitokios skonio. Gali valgyti nusiskynę citriną kaip obuolį. Tai nėra, kad labai rūgštu ar kažkas, nu tiesiog yra kitas skonis, su žievėm valgiam, kaip obuolis. Mūsų citrinos, kas yra prekybos centruose, yra kitokios citrinos, kaip ir visa kita. Tai va, tai privedu dabar prie Neolife. Arba laukinė žuvis, arba omega-3. Pasirinkimas. Ir kiekvienas galim rinktis. Pasirinkimas. Kodėl aš pasirinkau, kodėl čia daugelis sėdinčių pasirinko šitą? Paprasčiau. Ne? Paprasčiau. Nu, pavyzdžiui, mano vaikai tai iš vis nevalgo žuvies. Nei laukinės, nei nelaukinės.
Tai yra paprasčiau, tai yra įmanoma, nes pavyzdžiui, laukinė žuvis dar kiek kainuoja. Aš tiek, kad ir valgytų vaikai, mes neįpirktume. Laukinė žuvis kainuoja porcija, tikrai žinau, kur gauti, Klaipėdoje porcija kainuoja gabaliukas, net nežinau, ar 2 žmonėms užtektų 6 eurų, pavyzdžiui. Tai viena porcija. Kas dar? Jeigu omega-3 riebiosios rūgštys yra pačios stipriausios antiuždegiminės medžiagos, tai labai svarbu, čia parašau omega-3, tai labai svarbu, kad šitame produkte nebūtų uždegiminių medžiagų. Jeigu aš naudoju omega-3 riebiosios rūgštis kaip antiuždegiminės medžiagas, o viduje kartu į komplektą dar įeina sunkieji metalai, tai reiškia, aš viena ranka duodu, kita ranka atimu. Sunkieji metalai daugiausia papilduose, kur jų yra, tai žuvies taukuose ir omega-3 riebiosiuose rūgštyse. Šituose produktuose sunkiųjų metalų yra daugiausia. Jums dabar turbūt gal atrodo, kad sapnuojate, ne, ką aš čia pasakoju. Ta prasme, atrodo neįtikėtina. Ir daug kas, ką aš pasakoju, žmonėms atrodo neįtikėtina. Ir man pačiai atrodė prieš daug metų neįtikėtina. Aš po metų darbo vaistinėje šit neišėjau iš vaistinės, nes galvoju, dirbti daugiau nebegaliu, nes, atrodo, kaip dabar tiek įsiaiškinus. Aš labai daug įsiaiškinau, nes reikėjo, papasakosiu vėliau tą istoriją, bet žodžiu, kai viską įsiaiškinau, kaip atrodė jau man tuo metu, kad viską įsiaiškinau, dabar galvoju, tai kaip dabar parduoti tuos produktus vaistininius, kaip dabar toliau dirbti. Žodžiu, vaistinėje mes neturim nei vienos omegos, nei vienų žuvies taukų, kuriuose nebūtų sunkių metalų. Taip, gamintojas, pasakysiu, jeigu kalbėsis, yra keli, kur kalbėjusi, kad normos yra leistinos. Nėra jums deimantė ko pergyvent, norma atitinka, kiekis, kiek yra, atitinka normą. O jūs norėtumėte tokį produktą vartoti, kur sunkiųjų metalų kiekis atitinka leistiną normą. Ar jūs geriau rinktumėtės produktą, kuriame sunkiųjų metalų yra 0? Tai va čia pagrindinė žinutė visiems, kurie klausys dar tos video įrašus ir taip toliau, kad šitas produktas yra vienintelis, kurį aš atradau ir dar neradau antro, kuriame būtų sunkių metalų kiekis 0. Ne normos riba, neleistinas kiekis, bet 0. Sunkieji metalai yra labiausiai uždegimą keliančios medžiagos organizme. Tai kai jau žmogus nieko neranda, tarkim jau yra jam blogai, žmogus jaučiasi